Dabar vyksta adaptacija, taip galima pavadinti šitą laikotarpį. Kiekvieną kartą prieš pradėdama laivą pajaučiu, kokią temą užrašyti. Tai būtent šitas žodis labai stipriai skambėjo galvoj, kad dabar vyksta adaptacija. Ir apie ką ta adaptacija, tai vadinas, iki šiol darėm labai daug vidinio darbo, labai daug emocijų išjautėm, išgyvenom, ten viduj žodžiu vyko labai daug veiksmo ir išoriai buvo gana ramu. Ir dabar daug kas iš jūsų galėjot atsidurti arba dar atsidursite realiose situacijose, kur jūsų tas visas vidinis darbas bus, sakykime, kaip realiai patikrintas. Tai galėsit pasimatuoti, kiek jau kelio nuėjot, galėsit pajausti, kiek jau užaugot, kaip trigerina ar netrigerina jų situacijos. Tai jeigu iki šiol, sakau, viskas vyko daugiau viduj ir visos tos dramos buvo daugiau vidinės, tai dabar tiesiog adaptacinis laikotarpis, kur realiai tai, ką išmokom, mokomės, ačiū labai, mokomės pritaikyti realybėje, mokomės pritaikyti realiai gyvendami tarp realių žmonių. Nes vienas dalykas yra būti savo urvelyje, atsiribojus nuo pasaulio ir tiem kam rezonuoja tas faktas, kad esat jautrus aplinkai, kad esat labai empatiški, kad perimat kitų žmonių energijas, tai yra normalu, kad didžiąją laiko dalį jūs norit būti atsiriboję ir norit būti užsidarę savo urvelyje. Bet kaip jau nekartą sakiau, kad tuo pačiu jūsų šviesa yra reikalinga pasauliui. Tai kitą kartą neužtenka tik tai būti su savim savyje ir bandyti įsižeminti ir bandyti per vidų viską paleisti, bet viskas vyksta cikliškai, viskas vyksta dinamiškai, tai tada būnam irgi pastatyti, atsiduriam realiose situacijose. Realiose situacijose, netgi trigerinančiose situacijose ar, sakykime, situacijose, kurios anksčiau mus trigerino. Ar kitą kartą net galima atsidurti tarp žmonių, kurie trigerina ar trigerino, ar galima atsidurti vietose, į kurias galvojom, kad nebesugrįšim, ar tose vietose, kur irgi kildavo ar kyla kažkokie tai trigeriai. Tai būtent tam, kad tai, ką išmokom, dabar pritaikytume praktiškai. Ir kaip visada, nėra lengvas etapas, nes šitas etapas verčia labai būti pastabiam. Pastabiam, kas vyksta kūne ir pastabiam, kada susitrigerina tie išgyvenimo mechanizmai. Ir jeigu esat jau šitoj situacijoje arba būsit, kur realiai fiziškai esat aplinkybėse, prie kurių turit dabar adaptuoti su savo šita nauja energija ir jūs esate ten neatsitiktinai, todėl kad, kaip sakiau, jūsų šviesa reikalinga pačiose tamsiausiose vietose. Tai ne kartą gyvenimo eigoje jau tai buvo, kad teko tokiose vietose pabuvoti ir dar tai bus. Kad ir kaip kitą kartą tai erzina, kad ir kaip kitą kartą tai trigerina, kad ir kaip kitą kartą tai vargina. Bet jūsų šviesa yra reikalinga tose vietose, nes jūs turit gebėjimą, va tie, kas rezonuoja su manim, su mano energija, su to, ką aš dalinuosi, jūs turit gebėjimą transformuoti skausmą, transformuoti sunkias emocijas. Tai kitą kartą jūs tiesiog ne dėl to, kad jūsų gyvenime kažkas vyksta ne taip, ar ne dėl to, kad ten, nežinau, jūs žengėt žingsnį atgal, vyksta tokie dalykai. Nes kitą kartą tai būna ne apie jūs, ačiū Ryti, kitą kartą tai būna ne apie jūs, o tai būna apie kolektyvą, kad jūs turite būti tam tikrose vietose, nors galbūt ne visai norite ten būti. Ir kitą kartą dėl to visata gali jums uždėti tam tikrus apribojimus, pavyzdžiui, finansinius apribojimus gali uždėti, ar tiesiog kažkokius įsipareigojimus, gal tarkim kokie vaikai yra, o gal kokie gyvūnai yra, gal dar kažkas. Ir
kitą kartą gali atrodyti, kad vat, yra kažkoks ciklas, kuriame sukatės ir jis tarsi nesibaigia, jis tarsi atsikartoja. Tie apribojimai kažkokie, kur atrodo niekaip negalite iš to išlipti. Tai irgi tame yra priežastis, nes, sakau, ne visada viskas vyksta apie jūsų asmeninę kelionę, bet taip pat viskas vyksta kolektyviškai, apie kolektyvinę kelionę. Ir jūs su savo energija, su viskuo, kas esat, kitą kartą esat reikalingi tam tikrose vietose. Ir pavyzdžiui, tarkim, kokie finansiniai apribojimai ar tiesiog apribojimai būna uždėti tam, nes faktas, kad jeigu jūs neturėtumėte tų apribojimų, tai galbūt jūs rinktumėtės visiškai kitą kelią, bet jūs tarsi įstumė į tokį kampą, kad neturėtumėt jokio kito pasirinkimo, nes faktas, kad mes nesirinktume dalykų, kurie mums nemalonus ir kurie mus trigerina. Faktas, kad mes nesirinktume grįžti į tas vietas, kurios mus trigerina, ačiū. Bet tiesiog kitą kartą jūs ten esat reikalingi. Ir faktas, kad kai ten būnat, tai įvyksta ir kolektyviškai dalykai įvyksta, kurie turi įvykti, sakau, dėl jūsų energijos, bet taip pat ir asmeninis jūsų tobulėjimas, sakau, netgi toks pasimatavimas įvyksta, kad kokį jau atstumą nuėjot ir kaip jau iš tikrųjų jaučiatės ir reaguojat tose situacijose ir galit pastebėti, kad jau į kai kuriuos dalykus visiškai kitaip reaguojat. Tuo pačiu tai tie praktiniai dalykai ir buvimas fiziškai kažkokiose vietose ar tarp kažkokių žmonių, tai galima sakyti yra pati geriausia treniruotė, pasitreniruoti kontrolės paleidimą ir atsipalaidavimą. Tai jeigu jau esate tokie pastabūs savo kūnui ir galit pastebėti, kad vat vyksta kažkokia situacija ir ne reaktyviai į ją reaguoti, bet pastebėti, aha, mano kūne atsirado įtampa, aha, vadinasi, įsijungia išgyvenimo mechanizmas ir tada sąmoningai iškvėpi, atpalaiduoji visą kūną ir mokiniesi realiai trigerinančioje situacijoje, kuri susikūrė iš kažkada senai, realiai trigerinančioje situacijoje atpalaiduoti savo nervų sistemą ir perprogramuoti ją, kad viskas tau yra saugu, nes visa galia yra tavyje. Niekas negali tavęs sužeisti, niekas negali tavęs įtakoti, niekas negali tavęs nuliūdinti, visa galia yra tavyje. Tai vat realiai toks jau, sakykime, aukštesnio lygio treniravimas jis vyksta, nes vienas lygis yra, kai mes esam vieni su savim, sakau, užsidarę savo urvelyje ir kai tiesiog prisimenam kažkokius dalykus, jie mum iškelia trigerius ir tada treniruojamės, ačiū Power. Ir kitas dalykas, kai mes realiai atsiduriam situacijoje, nes visgi esam žmonės ir gyvenam žemėje. Ir faktas, kad kontakto su kitais žmonėmis yra neįmanoma išvengti, kad ir kaip kitą kartą to norėtume, bet neįmanoma išvengti, tuo pačiu faktas, kad vienas iš pamatinių žmogaus poreikių yra ryšio troškimas su kitais. Tai net nesvarbu, kad mes, didžioji dalis, sakau, kas rezonuojat su mano energija, nekartą jums sakiau, kad didžioji dalis jūsų esat netgi atėję iš kitų planetų, tai net ne iš Žemės ir dėl to jums būna taip nelengva šitoje Žemėje prisitaikyti, jaučiatės nesuprasti, atstumti ir taip toliau. Ir šita kelionė, jinai gana vieniša yra. Šita lyderio kelionė, žmogaus, kuris kuria iš vis naują kelią visuomeniai, kitiems žmonėms sekti. Tai jinai gali jaustis gana vieniša, bet vis tiek visi trokštam ryšio žemiškam lygmenį. Tai tai dėl to irgi yra svarbu kitą kartą, kad visata pastato mus į tokias situacijas, kuriuose galbūt ne visada norim būti, bet kur galim dar daugiau savo galios pasikviesti. Ir kai tai padarom, vadinas, dar labiau atsipalaiduojam, o žinot, kai atsipalaiduojam, tai atveriam erdvės ateiti mūsų manifestacijoms, ateiti mūsų gausai, ateiti tiem žmonėms, su kuriais iš tikrųjų galėsim sukurti gilų ir gražų ryšį. Ir beje, mėlieji, šiandien vėl iš visatos buvo dabar iki šiandien buvo toksai integracinis laikotarpis,
Tai kur prieš tai gavom labai daug energijų iš visatos, tai jas integravom ir šiek tiek netgi galėjot jausti tokios ramybės apskritai visur. Ir šiandien vėl, žinokit, padavė iš visatos stiprių aukštų vibracijų energijos. Tai taip, kad vėl, žinokit, visi tie simptomai kaip nerimas, baimė, kūno drebulys, galvos skausmas, ačiū Witchcraft ir labas, pykinimas, geraklės spaudimas, krūtinės spaudimas, saulės rezginio spaudimas, trečios akies girdžių spaudimas. Tai visi šiti simptomai gali kilti ir galit jaustis labai jautrus trigeriam, labai jautrus aplinkai, liūdesio tiesiog gali daug kilti. Tai vėlgi šitas, kai mes gaunam tas aukštų energijų vibracijas, vėlgi turim treniruotis pasiduoti. Turim treniruotis paleisti kontrolę. Tai yra nesipriešinti tam, kas vyksta. Kad ir tai atrodo nemaloniai jaučias kūne ir kaip sakiau, kad kai ateina tos energijos, jos užtrigerina tam tikras vietas, kur yra kažkokia užsisenėjusi energija, kažkokia užsisenėję blokai. Tai būtent po tą energiją lenda ta nauja energija ir ją stumia į paviršių. Ir faktas, kad, kaip pasakau apie nervų sistemą, kad nervų sistemai bet koks pokytis, kadangi užaugom chaotiškose aplinkybėse, tai bet koks pokytis yra pavojingas. Tai va tas pokytis, kuris pradeda vykti, iškart nervų sistema jungia apsauginius mechanizmus. Tai va tos visos emocijos, tas, kur nesuprantat, kas darosi, ar kitą kartą kūno simptomai, va ant tiek kūnas ir nervų sistema priešinasi tam pokyčiui. Tai jeigu sugebat pastebėti ir suprasti, kad čia dabar man vyksta toks ir toks dalykas ir sakau, tiesiog pastebėti savo kūną fiziškai, kad jisai įsitempia ir tada sąmoningai bandyti jį atpalaiduoti. Tai tiesiog taip galit palengvinti visą šitą procesą. Indrė prieš gerą valandą paprašė išsikraustyti iš nuomojamo buto, kuriam gyvenau 15 metų. Žiūrėkit, kaip žinoti, kada jūsų manifestacijos pildosi? Ar kada jūsų manifestacijos tuoj bus jums pateiktos ant auksinės lėkštutės? Kai gyvenime pradeda griūti dalykai. Kai tiesiog kažką iškrausto iš nuomojamų namų, kažką atleidžia iš darbo. Tai tokie dalykai iš tikrųjų vyksta jūsų naudai. Nes vadinasi, arba jūs sąmoningai, arba tiesiog jūsų aukštesnysis aš nori jūs vesti į aukštesnį lygį, į jūsų svajonių realybę, galbūt į jūsų svajonių namus, galbūt manifestavot savo svajonių namus. Ir tam, kad tai įvyktų, aš jau ne kartą sakiau, kad turim atlaisvinti vietos, o tai yra paleisti tai, kas sena, kad galėtų ateiti tai, kas nauja. Nes, kaip sakiau, negalim laikyti vienoje rankoje tai, kas sena ir tikėtis, kad mums duos kažką naują. Turim paleisti, pasitikėti, bet kitą kartą, mums tai padeda visata arba mūsų aukštesnysis aš, kadangi yra protas, ego, kurie riboja, visokios baimės, visokie ribojantis įsitikinimai. Bet jau vadinasi, kai mūsų siela pasiruošus, ateiname tam tikrą tašką, tai pradeda vykti tokie destruktyvūs dalykai, tai žinokit, kad jūs esat pakeliui į savo pačias gražiausias ir didžiausias manifestacijas. Akvilė mane taip sudaužė gyvenimas į tokį dugną, kad tik jame radau save ir dabar mokausi dirbti savo. Tai nes kitą kartą, žinot, dėl to ir būna, kad ilgą laiką kažkur stringam ir neinam savo svajonių kryptimi, nes tiesiog iš baimių, sakau, iš kažkokių ribojančių įsitikinimų, tiesiog nepajudam, sakykime, iš tos komforto zonos. Bet jeigu mes manifestuojam tos dalykus, ar jeigu mūsų aukštesnysis aš manifestuoja, ar jeigu apskritai mūsų kontrakte kaip sielų mum yra skirta tie didesni dalykai, tai visata niekada neleis jum įsipatoginti vietoje, kurioje jūs neturite būti. Tai jeigu patys neišjudam, tai išspiria tada iš tų vietų.
Man pačiai irgi yra taip nekartą buvę. Dabar, kadangi klausau intuicijos, tai tokie drastiški dalykai nebenutinka, gal labiau subtilesni dalykai, arba kitą kartą aš iš tikrųjų pati pasirenku, jeigu tarkim, nežinau kažkokio atsakymo, ką daryti toliau, tai kitą kartą tiesiog pati pasirenku laukti iki paskutinės minutės, laukti ir stebiu aplinką, o kas įvyks, kas kur atkris, kas kur sugrius, kas kaip pasisuks ir tada man būna aišku, kuria kryptimi man reikia judėti. Tai va, čia irgi gali būti tos destruktyvios patirtis, gali būti kaip kelrodė žvaigždė iš tikrųjų mūsų gyvenime. Bet anksčiau tikrai ne kartą yra buvę tokių atvejų ir labai destruktyvių atvejų, kur pavyzdžiui, labai norėjau pagaliau išsikraustyti iš tėvų namų ir gyventi ant savęs, bet irgi dėl tam tikrų aplinkybių ir dėl aplinkos, kurioje užaugau, tiesiog ir pati nedrįsau to padaryti ir atrodė, kad ta aplinka tiesiog man neleido to padaryti. Tai tiesiog taip susidėliojo aplinkybės, kad iš tų namų buvau išvaryta ir neturėjau kito pasirinkimo. Sakau, kol dar galbūt nesam taip labai susijungę su savo intuicija ar apskritai, kol dar neįvyko pakankamas kiekis gijimo, nes tai yra procesas, tai kitą kartą gali destruktyvesniais kažkokiais būdais įvykti dalykai. Paskui, kai pradedam klausyti savo intuicijos ir patys žengti tą drąsų žingsnį prieš visą tai išspiriant mus, tai tada galima sakyti, kad viskas šiek tiek lengviau vyksta. Tai nelaukiam, kol tarkim mus atleis iš darbo, bet patys išeinam iš darbo. Akvilė būna išlenda, noris viską mes, bet pasižiūriu, kiek nuėjai ir gaila. Taip pat svarbu šitoje kelionėje, kad ir kokią kelionę einam, ačiū Kristina, ir labas vakaras, kad ir kokią kelionę einam, kad ir einam jau, sakykim, tuo sąmoningumo keliu ir kur jau kitą kartą, pavyzdžiui, atrodo, va jau čia mano kelias, aš atradau savo kryptį, ar pomėgį, ar hobį, ar dar kažką. Bet iš tikrųjų viso šito kelio esmė yra prie nieko neprisirišti. Tai net prie tų sąmoningų dalykų irgi neprisirišti. Net prie tos sąmoningos kelionės irgi neprisirišti. Ir tai, ką atrandam, suprasti, kad tai gali keistis. Nes mes nuolat keičiamės, nes mūsų sąmonė nuolat plečiasi. Tai net tie dalykai, kur mums dabar atrodo, kaip viskas čia 100% mano dalykas ir aš čia tikrai, vat šitą dalyką aš dabar darysiu visą savo gyvenimą, tai taip tikrai gali nebūti. ir viso to pamoka, sakau, išmokti paleisti kontrolę, išmokti neprisirišti ir pasiduoti, būti tuo įrankiu, sakykime, tam visatos planui ir mūsų asmeniniam planui. Būti tuo įrankiu, kaip per mus nori pasireikšti visata, kokiu būdu. Witchcraft nespėjau kojų apšilt vienoje vietoje metą į kitą. Tai, sakau, ypač tiem šviesos nešėjam, tom sielom, kurios jaučiatės kaip juodos avys savo aplinkoje, apskritai pasaulyje, kur jautėtės, kad niekada negalėjot pritapti, visada mąstėt kitaip. Yra normalu, kad jūs gali labai stipriai mėtyti iš vienos vietos į kitą. Ir turbūt geriausia, ką galim padaryti tokiose aplinkybėse, tai irgi su tuo susitaikyti ir pasiduoti tam. Ir suprantu, kad galbūt viduj, kadangi didžioji dalis mūsų užaugom tose chaotiškose aplinkybėse, kur nebuvo saugumo, kur nebuvo stabilumo, tai vidus tiesiog verkia, kaip nori stabilumo. Bet tuo pačiu aš beveik galiu garantuoti, kad didžioji dalis iš jūsų tiesiog negalit ilgai išbūti vienoj vietoj patys, nes jums pasidaro labai nuobodu. Bet tuo pačiu čia ne dėl nuobodulio vyksta tas perorganizavimas ar stumdymas iš vienos vietos į kitą, ar kažkokių veiklų keitimas ir taip toliau, bet vyksta daugiau dėl energetinių dalykų. Tai
Ir jūs kitą kartą turite atsidurti tam tikrose vietose, nes kiekviena vieta, kiekviena šalis, viskas turi savo energiją. Ir jūs turite atsidurti tam tikrose vietose, kad jumise būtų suaktyvuoti kodai tam tikri. Ir kitą kartą jūs turit į tą vietą nuvykti, kad su savo energija, tos vietos energiją suaktyvuotumėt. Žodžiu, tokie abipusiai mainai vyksta. Tai žinau, kad yra ta dalis, kuri trokšta, tiesiog verkia, kaip nori, atrodo to stabilumo ir atrodo, kad tarsi negalit pagauti. Bet tai ateis būtent tada, kada priimsit ir susitaikysit su aplinkybėm, kokios yra dabar. Aš jokių būdų neturiu omeny, kad tas susitaikymas reiškia, kad ten, aš nežinau, jūs esat toksiškose santykiuose ir tai čia, žodžiu, čia mano lemtis, dabar aš sėdėsiu tose toksiškose santykiuose. Ne. Čia yra visiškai ne apie tai ir faktas, kad iš tokių situacijų, kurios jums yra pavojingos, jūs privalot išeiti. Tai yra meilė savo. Bet aš turiu omeny, kad tas kontrolės paleidimas ir pasitikėjimas tuo aukštesniu planu. Tai kai kitą kartą jums nelabai komfortiška, kaip jūs vairuoja visą tą, taip galima pasakyti. Kad, sakau, lyg trokštat stabilumo, o jūs taiga iš vienos vietos į kitą vietą, į trečią vietą. Tai tiesiog toks pasitikėjimas ir pasidavimas tam vedimui. Tai aš apie tai kalbu, bet ne apie likimą toksiškose aplinkose arba jums pavojingose aplinkose, jokių būdų, jūs privalot iš tų vietų išeiti. Kažkam čia irgi Oksana rašo, namo sutartis baigėsi. Tai prisiminkit, kiekviena pabaiga reiškia nauja pradžia, neišvengiamai. Jeigu pabaiga vadinasi iškart yra nauja pradžia. Tai džiaukitės tuo, nes nuostabus dalykai laukia. Akvilė. Kaip įtikinti mamą, kad ji pagaliau atsimerktų, kas vyksta pasaulyje. Jum, mielieji, nieko nereikia gydyti ir nieko, nei vieno žmogaus jums nereikia nei atvertinėti, nei įtikinėti, nei mokyti, nei savo tiesų bandyti įpiršti, nes prisiminkit, kad ir kaip kitą kartą atrodo iš žemiško lygmens. Kad ir kaip norisi, kad ir kaip skauda, kad ir kaip atrodo nesąžininga, bet prisiminkit, kad yra tas didesnis planas ir mes kiekvienas unikaliai einam savo unikalią kelionę. Tuo pačiu iš didesnės perspektyvos yra sielų kontraktai, kur tie žmonės, kaip sielos, mes tarpusavį susitarėm, kad tas žmogus žemiškam lygmenį atliks būtent tokį vaidmenį. Viskas yra apie mus iš tikrųjų, viskas yra mums atspindys, kur dar mes galim paaugti, kur dar galim savo galios pasikviesti. Tai čia niekaip nesusijęs su kitų žmonių gydymu, jų nereikia gydyti. Kiekvienas eina savo unikalią kelionę ir tiek, kiek jam skirta šitam gyvenime, tiek jisai ir išsiplės, tiek jisai ir supras. Gal jo sielos toks kontraktas ir galbūt šitam gyvenime tas žmogus išvis niekada nenubus. Ir taip ir pragyvens tą gyvenimą. Bet tuo pačiu, sakau, veikiam vieni kitiems kaip įrankiai. Nes dėl tam tikrų aplinkybių, jeigu tas žmogus būtų kitaip elgesis ar būtų kitoks, ar suprastų daugiau, tai galbūt jumise negalėtų aktyvuotis tam tikri dalykai. Jau minėjau, kad Žemė yra vienintelė planeta, kur mes pamirštam, kas mes esam, kai mes nusileidžiam į Žemę. Todėl kitą kartą mes turim ten viršui susigalvoti gan drastiškus būdus ir vienas kitam kartais atlikti labai labai karmiškus santykius tam, kad pažadinti ir priminti, ko mes čia atėjom ir kas mes esam ir kokia galia mumise slepiasi. Tai šitoje kelionėje. Čia yra neišvengiama dalis, aš viską suprantu, visi per tą eina ir aš per tai ėjau ir tai yra neišvengiama, kai prasideda sąmoningumo kelionė ir kai ateina ta visa informacija pas mus ir kai mums atsimerkia akis ir tada pamatom, vau, čia viskas taip ir taip ir taip ir taip ir tada norisi eiti ir visiems rėkti ir padėti ir žiūrėk, kaip čia yra, taigi tu paklausyk ir atrodo tas kitas žmogus tiesiog negali išgirsti.
Jis tiesiog dar negali išgirsti, nes prisiminkit save, jūs irgi kažkada buvo šitam taške, kai jūs negalėjote išgirsti. Ir aš buvau tam taške, kai man būtų kažkas tokią informaciją pasakęs ir aš tiesiog nebūčiau galėjus tos informacijos priimti, suvokti tos informacijos nebūčiau galėjus. Man būtų kilęs pasipriešinimas tą informacijai. Tai geriausiai, kaip galim padėti pasauliui ir aplinkai, tai dirbdami su savim, su savo žaizdom, su savo trigeriais, įsižemindami ir patys vibruodami tą aukštesnę vibraciją. Nes viskas yra energija, mums ne kiek fiziškai reikia eiti kažkam kažką pasakyti ar kažką padaryti, bet mums tiesiog reikia būti toje vibracijoje. Ir visa aplinka, kuri aplink mus yra, jie tiesiog užsikrečia, gerąją prasme užsikrečia nuo tos energijos. Ir juose mes pasėjam sėklą. Bet kaip greitai ta sėkla išdygs ir subręs, tai ne mums spręsti. Nes lygiai taip pat ir jūs nenorėtumėt, kad jūs kažkas spaustų į jūsų nubudimo procesą, jeigu kažkokiem dalykam jūs dar esat nepasiruošę. Nes žinot, kad nubudimo procese būna labai daug šešėlinio darbo, labai daug skausmo, labai daug juodumos. Ir įsivaizduokit, dabar kažkas jūs stumtų į kažkokį tai skausmą, kurio dar jūs esat nepajėgus išjausti. Tai lygiai taip pat būkit supratingi ir aplinkiniams. Tuo pačiu, jeigu tie aplinkiniai, kaip sakau, ar tai šeimos nariai, tėvas, mama, brolis, sesė, nesvarbu, jeigu materialiam lygmenį jie yra toksiški, jums nereikia būti šalia jų. Jūs esate suaugę žmonės, jūs galite atsitraukti iš tos aplinkos. Ir jau tada, kai bus, tai bus, jūs turite gyventi savo gyvenimą. Tas žmogus irgi gyvena savo gyvenimą. Jau kai bus, tai bus. Ar bus lemta tam žmogui nubusti ir suprasti šiame gyvenime ar ne, mes to negalim įtakoti, mes to negalim pakeisti. Tai kiekvieno unikali kelionė. Akvilė, o kaip perlaužti savo smegenų sistemą po toksiškų santykių, nebetikiu nei vienu žmogum. Ir išlenda prisigalvojimai. Tai pirmas dalykas irgi yra labai svarbu atskirti, ar tai tikrai prisigalvojimas, ar tai intuicija. Nes jeigu nesam išgydę, sakykime, didesnės dalies savo nervų sistemos ir kas buvo su tuo susiję, tai vėlgi galim save sabotažuoti ir galvoti, kad mes prisigalvojam, nors mums kūnas siunčia signalą, kad iš tikrųjų yra kažkas ne taip. Tai irgi yra svarbu, dėl ko sakau, viskas nuo mūsų prasideda. Ačiū Ryti, kiek mes esam susijungę su savo kūnu, kiek mes esam susijungę ir galim atpažinti savo emocijas, galim save suprasti, tai tada mums lengviau yra eiti į kontaktą su kitais žmonėm, nes tada mes savim pasitikim. O realiai, ką ir norėjau pasakyti, kad tas nepasitikėjimas kitais žmonėm reiškia, kad iš tikrųjų Akvilė nepasitikė savim. Tu turi atkurti ryšį su savim, tu turi atkurti pasitikėjimą su savim. Kaip susikuria tas nepasitikėjimas, ačiū Rasa. Tarkim, vėlgi grįžtam į vaikystę, augot chaotiškose aplinkybėse, pavyzdžiui, turėjot kopriklausomybę, tai nuo žmonių, ir taip pat people pleasing, tai yra pataikavimą. Tai kur buvo sukurtos tokios aplinkybės, buvo antiek nesaugu, kad sistema sugalvojo tokį mechanizmą, kad bandyti prisitaikyti, visiškai save paminti, visiškai neturėti jokių ribų. Ir bandyti prisitaikyti, kad tik patenkinti kitų žmonių poreikius. Kas tada vyksta? Mes išdavinėjom save. Tai mes negalim niekuo kitu pasitikėti, nes mes savim nepasitikim. Nes tiek buvo situacijų, kur save išdavėm, kur pavyzdžiui kūnas sakė nenoriu, bet vis tiek dariau. Arba ten, kur kažkaip tai galbūt emociškai jaučiausi, bet užgniaužiau tas visas emocijas, palikau save, žodžiu, nusisukau nuo savęs. Tai vėlgi visa tai yra, kas vyksta išorėje, visa tai yra vidaus atspindys. Turim pirmą su savim atkurti ryšį. Pats svarbiausias santykis yra mum patiem su savimi. Tai
Kol aš nesakau, kad turim būti 100% išgyję, kad eiti į santykius, nes tai padaryti yra net neįmanoma ir kai kurie dalykai tik per santykį yra gydomi dėl to, kad tai yra labai stiprus veidrodis mum. Ir kitą kartą mes būdami vien tik tai su savim, mes negalim tų dalykų tiesiog pamatyti ir suprasti dėl to, kad mum niekas jų nesutrigerina. Tai mum reikia to trigerio. Aišku, tas trigeris turi labiau eiti per tą išgyjusią dalį, per sveiką dalį, kur gali komunikuoti su to kitu žmogum sąmoningai, kur abi pusės yra sąmoningos ir supranta, kas vyksta ir gali išsikalbėti, turi saugią erdvę išsakyti taip, kaip jaučiasi. Tai bet nepasitikėjimas kitais reiškia, kad nepasitikit savim. Vadinasi, irgi atkreipti dėmesį, kokiose aplinkybėse dar save išdavinėjat. Kokiose aplinkybėse save apleidžiat, kokiose aplinkybėse save paliekat. Nuo savęs nusisukat. Jaučiu, kad dar vieną temą turiu pasidalinti. Paskaitysiu paskui, ką parašėt. Jūs pastebit, kad dažniausiai, jeigu prisijungia kažkokie atsitiktiniai žmonės, sakykime, nors atsitiktinumų nėra, bet turiu omeny, kad matot, jeigu kažkokie neįtemo komentarai ateina ir pastebėjot, kad didžioji dalis komentarų vienaip ar kitaip būna susiję su antru galu, su seksu, žodžiu. Kodėl taip yra? Vat irgi ilgą laiką jaučiau, kad turiu perduoti šitą informaciją. Kodėl taip yra dažniausiai? Kodėl apie tai dažniausiai žmonės arba per tai bando užgauti, arba juokauti per tai, ar dar kažką per tai daryti? Dėl to, kad didžioji dalis tų žmonių, kurie iš vis rašo tokius komentarus, aš galiu duoti beveik 99%, kad jie patyrė prievartą arba matė prievartą. Tai irgi susikuria toks žmogui, kuris, aišku, nesuvokia, kas vyksta jo viduje, tai susikuria apsauginis mechanizmas. Tokiu būdu, kaip jau nekartą minėjau, kad nervų sistema visais būdais bando išvengti skausmo ir jinai bet kokiu būdu sugalvos, kaip nuo to skausmo pabėgti, kaip tą skausmą transformuoti. Tai kitą kartą žmogus, jeigu nežino kitų būdų, kaip su savim susijungti, tai tada tokiais būdais per bandymą kažką kitą užgauti, tiesiog su tokiom kalbom, arba apskritai apie tai toks intensyvus kalbėjimas, tai tiesiog bandymas pabėgti nuo tos didžiulės žaizdos su tuo susijusios, kuri yra viduje. Dėl to, sakau, didžioji dalis komentarų būna tokie, būtent su seksualumu kažkaip tai susiję, būtent su antru galu kažkaip tai susiję. Tai čia tiesiog ypač Lietuvoje, bet aišku, ne tik Lietuvoje, čia visam pasaulyje yra didžiulė kolektyvinė žaizda su tuo susijusi ir didelė dalis kolektyvo iš vis net nesuvokia, ant kiek gili ir baisi tai yra žaizda. Ir ant kiek tai buvo dažnas atvejis dažnoj šeimoj, kas yra susijęs su prievarta. Gintarė klausia, kaip pasikelti savivertę. Tai, kaip visada sakau, treniruotė, lygiai taip pat, kaip sporto salėje treniruojam raumenį, tai lygiai taip pat čia irgi vyksta vidinė treniruotė, kur dirbam vidinį darbą, dirbam su savo šešėliais, ieškom šaknų, nes yra šaknis, dėl ko nėra, sakykime, tos savivertės. Nes mes gimstam tobuli, mes gimstam idealus, kaip kūdikiai. Mes neturim jokių ribojančių įsitikinimų apie save, kai gimstam, mes neturim žemos savivertės, kai gimstam, mes tai įgyjam per laiką, jeigu augam tam tikroje aplinkoje. Tai svarbu mokėti, galėti nusileisti į vidų ir paieškoti, paklausti savęs, o iš kur tai kyla ir ar iš vis tai yra mano. Nes dažnai tai būna įdėta tų žmonių, tarkim, kurie mūsų užaugino ar kurie buvo mūsų aplinkoj, tai jų ribojantis įsitikinimai ir jų baimės būna įdėti į mus. Nes vaikai būna kaip atversta knyga, švarus popieriaus lapas ir vaikai tiesiog kaip kempinės viską siurbia.
Tai tiesiog kitą kartą, jeigu galim, tai atpažinti, kad čia net ne mano mintys, o gal iš tikrųjų, gal net nėra taip, Gintarė, kad pas tave žema savivertė, gal pas tave viskas gerai su ta savivertė, bet tik tiesiog tu patikėjai kažkieno kito žodžiais. Ir jeigu tu tos žodžius galėtum atiduoti tam kažkam kitam, ir tavo puikiausiai savivertė būtų vietoj. Viskas jau yra mumise, mes viską iš tikrųjų turim ir mums nieko nereikia pasikelti ar išmokti ar dar kažko padaryti. Mumise viskas yra, mumise yra visos visatos informacija, visos visatos žinios, mes esame multidimensinės būtybės, begalinės sielos, besąlyginė meilė, magai ir mes tik turim tai prisiminti. Darius klausia, labas Rūta, kaip manai, kodėl vieniems lemta prabusti, o kitiems ne. Tai čia jau irgi yra kiekvienos sielos individuali kelionė. Ir žinai, tas prabusti, neprabusti, jūs nepamirškit, kad mes šitoj žemėj būnam tik labai mažą atkarpą. Ir nors žemiškam lygmenį, sakykim, paimkim taip, kad mes gyvenam 100 metų. Ir nors žemiškam lygmenį tas 100 metų atrodo kaip visai daug, bet iš visatos lygmens tai yra 1 milisekundė, kuri va taip prabėga. Ir supraskit tai, kad mūsų kelionė nėra tik tai šitoj žemėj, čia yra tik maža atkarpa mūsų sielos kelionės. Tai mes jau keliaujam per laiką, per dimensijas, per kitas planetas, jau tūkstančius milijonų metų mes keliaujam. Tai gali būti, kad pavyzdžiui siela, sakau, jeigu buvo kažkokie sielų susitarimai, kad būtent, pavyzdžiui, ta siela nusileis į tokį ir tokį kūną ir būtent atliks tokį ir tokį vaidmenį, nes jai reikia tokių ir tokių patirčių, kaip sielai patirti. Ir tai gali būti, kad, pavyzdžiui, nusprendė, kad būtent šitam mažam periode, kol mes esam šitoj žemėj, šitoj milisekundėj visatos atžvilgiu, kad būtent šiame taške jie atliks tokį vaidmenį, bet tai nereiškia, kad kitam taške jie netliks kitokio vaidmens. Ir mums realiai kaip sielom, tai mums nėra kur nubusti, mes esam nubudę, bet tiesiog šitam žmogiškam kūne, kadangi mes viską pamirštam, ir mes tiesiog žaidžiam žaidimą, realiai eksperimentuojam. O kaip būtų, jeigu būtų taip? O kaip būtų, tiksliau, mūsų sielos, mūsų aukštesnysis aš, o tiksliau visata per mus ir mes per visatą eksperimentuojam. O koks jausmas, jeigu mes taip ir taip pabandysim, o jeigu taip ir taip, o jeigu aš nubusiu šitam gyvenime, o jeigu nenubusiu, o koks bus tada jausmas? Tai mes tiesiog žaidžiam. Mes eksperimentuojam, jeigu taip sakau, iš tokio labai plataus lygmens, kad visa tai vis tiek yra tik tai žaidimas, tik milisekundė visatos atžvilgiu. Ir Darius klausia, kad kodėl tas prabudimas būtinai ateina per didžiulius išgyvenimus. Tai tik nesenai dalinausi, kaip tik apie tai, kad kadangi mes viską pamirštam į čia nusileidę, tai kitą kartą nėra kito būdo. Nėra kito būdo, kaip sukelti tokį šoką mūsų viduj, mūsų ego, mūsų, žodžiu, visai sistemai. Nėra kito būdo, tik tai kaip žemiškam lygmenį sulaužyti, nes kaip jau nekartą sakiau, kad kai mes esam dugne, nėra kito kelio, tik tai į viršų. Nes dugnas mus priverčia paleisti kontrolę, nes dugnas mus priverčia pasiduoti. Ir kai mes pasiduodam, mes tada iš tikrųjų atrandam save. Mes tada pamatom realybę, kokia jinai iš tikrųjų yra. Ir tuo pačiu palyginimas, ką aš visą laiką mėgstu naudoti, kad lygiai taip pat dariau kaip sporto salėj, ačiū Roma, kaip sporto salėj, lygiai tas pats procesas vyksta, kad augtų raumenį įvyksta mikrotraumas, kai mes jį treniruojam, ir dėl tų mikrotraumų raumuo auga. Tai lygiai tas pats ir čia. Akvilė, suprantama, bet daro atvirkščiai, o iš manęs tikisi visko, o mainais gaunu špygą. Tai sakau, Akvilė, tada iš vis reikia nuo tokių žmonių atsitraukti. Palikti juos ramybėje, atsitraukti nuo tokių žmonių, nubrėžti savo ribas, vadinasi, iš vis dar yra baimė
yra baimė nuvilti tą žmogų. Čia apie mamą, man atrodo, ėjo kalba. Tai yra baimė nuvilti mamą. Yra dar vis trauminis ryšys, vadinasi, tarp jūsų. Gali būti, kad net dar vis jautiesi, nežinau, tarsi būtum užstrigusi jai kažkokiam tai amžiuje, kol dar galbūt negalėjai pasipriešinti. Ir galbūt yra baisu pasipriešinti ir nubrėžti tas ribas, sakau, jeigu visą laiką buvai auginama kažkokioj priespaudoj ar buvo iš tavęs kažko reikalaujama, tai dabar yra sunku pasakyti ne, bet turi mokintis pasakyti ne ir suprasti, kad taip, tas žmogus nusivils, taip, tas žmogus supyks, bet tai yra jo reikalas. Ir tai yra ne tavo reikalas, to žmogaus emocijos, kai tu nubrėši savo ribas. Tai va, atsitrauk, tu gali save patraukti iš tų aplinkybių. Tai patrauk save iš tų aplinkybių. Ir ypač šiandien labai stipriai ėjo šitą žinutę, ką iš tikrųjų labai ir norėjau su jumis pasidalinti. Pabandysiu įdėti į žodžius. Kad labai stebiu aplinką šiom dienom. Ir irgi buvau pakviesta į tokias labai įdomias situacijas. Ir labai stebiu save ir labai stebiu aplinką. Stebiu, kas vyksta, irgi kur kokie trigeriai iškyla ir taip toliau, apie ką tie trigeriai. Ir žinot, tokia žinutė atėjo, tokia mintis, kad tie žmonės, kurie dar vis bijo ar dar negali pradėti savo gijimo proceso, nes žinot, kad tas gijimo procesas, kaip sakau, tai reikalauja labai daug visko. Ir kad tai būna tamsu, skausminga, baisu, daug nežinomybės ir taip toliau, ir tam reikia labai didelės drąsos. Ir tie žmonės, kur sakau, kur dar vis po to savo skausmo sluoksniais slepiasi ir dar bijo išlysti į tą dienos šviesą, galit pastebėti iš jų kalbos, iš jų elgesio, kad jie šalia jūsų gali jaustis taip nekomfortiškai, net jeigu jūs nieko ir nedarot. Bet vien dėl to, kad jūs vibruojat kitokią vibraciją ir ta vibracija jiem yra nepatogi, nes ta vibracija trigerina jų šešėlį. Tai tie žmonės gali pradėti išoriškai bandyti ar pasakyti kažką, ar kažkaip pasirodyti, kad tarsi jūs sumažinti, ar kad tarsi jumise sutrigerinti, kad galbūt jūs čia kažką ne taip darot, arba net toks dažnas dalykas yra, kad mes esam įpratę lyginti pagal tai, kiek kas ko turi išorėje. Ir dažnai taip nutinka, kad tie, kurie pradeda eiti šitų kelių, kadangi, sakau, turi visata atlaisvinti vietos jūsų naujai realybei, tai būna viską nušluoja iš jūsų gyvenimo. Viską absoliučiai. Tai ir materialius dalykus, ir santykius, ir draugus, ir tarsi liekat vienas, ir tada būna sunku su to ego susitarti, dėl to, kad ego yra nesaugu apskritai būti vienam, nes primityviai mūsų nervų sistemai, kaip gyvūnam, yra reikalinga bendruomenė, nes jeigu, pavyzdžiui, gyvūnas būtų išmestas iš būrio ir liktų vienas gamtoj, tai greičiausiai gyvūnas neišgyventų. Tai mūsų nervų sistema tiesiog taip reaguoja, nors mes realiai puikiausiai išgyvenam ir mes nenumirštam, atsisakę kažkokiu tai toksinių draugų, toksinių santykių ar toksinės aplinkos. Tai ir faktas, kad gali sutrigerinti ir žinot, kaip būna, nes atrodo, kad tie, kurie nepradėjo dar to kelio, ir jie toj materijoje maudosi. Ir tarsi jie turi kažkokius tai dalykus, galbūt, kurių jūs norite, ne? Ir atrodo, kodėl taip įdomiai yra. Bet visų pirma prisiminkit, kad jūsų siela nori kurti iš kitokio taško. Tai jeigu iki šiol kūrėm per tokį sunkumą, per sunkų darbą, per kančią, per jėgą, per stumimą, ir jūs dar ir dabar
puikiausiai galėtume tos visus dalykus turėti tai darydami, bet dabar jūsų siela pasirinko kurti per buvimą ir per lengvumą. Ir tai yra kelias, kurio dar niekas nėra išbandęs ir patyręs. Ir dėl to kyla tiek daug dvejonių. Ir dėl to atrodo atsisukam atgal į tą seną gyvenimą, kaip kai kurie žmonės gyvena, ačiū Sandra, ir atrodo, bet tai gal jie teisingai daro, nes va jie turi ir tą, ir tą, ir tą. Nors sakau, nepamirškit, už tų marmurinių sienų ten tiek skausmo, ten tiek netiesos, ten tiek kaukių, ten tiek visko. Ir tai, ką mes čia, ką mums parodo pasaulis, sociumas, tai yra saldainio popierėlis tik tai. O ten viduj tas saldainis toks supuvęs, kad ten neaišku, ką su juo daryti. Tai normalu, kad kyla tos dvejonės, bet prisiminkit, kad jūs kūrėt taip, kaip dar niekas iki šiol nebuvo kūręs. Faktas, kad tai baisu. Faktas, kad kyla dvejonės. Bet būtent visi genijai buvo tie, kurie ėjo prieš bandą. Kur sociumas, visa banda į juos žiūrėjo kreivai. Tai jie sukūrė inovacijas, jie sukūrė naujus dalykus žemėje. Tai va, jūs esate tie genijai, kurie einat prieš tą bandą. Tai nenustokit savim tikėti, viskas yra su jumis gerai. Ir kaip ir sakiau, jum lemta, jeigu visata iš jūsų gyvenimo viską patraukia, vieta tuščia niekada nebūna. Jeigu visata iš jūsų gyvenimo viską patraukia, vadinas, kad jum yra skirtas žymiai didesnis gyvenimas, žymiai didesni dalykai, žymiai didesnė gausa. Jeigu dabar atrodo, kad materija kažkur stringa, žinokit, kad jum yra žymiai daugiau skirta. Dėl to, kad jūs čia ir atėjot į šitą žemę, nutraukti šitą ciklą. Nutraukti šitą vargo ir jėgos ciklą. Ateinu čia jums kiekvieną kartą priminti, kad jūs esat kūrėjai, kad jūs esat beribės sielos, besąlyginė meilė, kad jūs esat magai, kad visa galia slypi jumise, kad jūs einat teisingų kelių ir nesižvalgykit į materiją. Ne materija turi būti mūsų rodiklis, o taip, kaip mes jaučiamės viduje, nes mes kuriam per vidų. Nesvarbu, kas ką turi išoriai. Žinokit, tiek aplinkoj prisiklausiau ir mačiau istorijų, kur atrodė viskas už auksinių sienų pastatyta, o ten kas už tų auksinių sienų darėsi, tai nei vienas nenorėtume ten atsidurti. Tai taip, kad pasitikėkit, nematuokit per materiją, nematuokit, kiek turit, ko turit, kur esat, kaip kas vyksta, nematuokit per materiją savo progreso. Savo progresą matuokit per savo vidinę ramybę. Kiek pas jūs viduje yra vidinės ramybės, va toks yra progresas. Nes kuo jūs labiau atsipalaiduojat, tuo vadinasi jūs esat labiau priėmime. Kai esat priėmime, dalykai gali pas jūs ateiti, magija gali įvykti, visata gali jums duoti. O čia ir yra visa esmė, ko mes mokinamės, kad mes nebearėm ir per jėgą nebevarom ir kalnų nebeverčiam, o mes atsipalaiduojam ir būnam. Ir tegul mums viską neša. Nes taip veikia visata, taip veikia traukos dėsniai. Jolita, man taip yra, nereikia kalbėti, trigerinu aplinką. Ir tuo pačiu patys galit pasitikrinti, vat kiek jūs irgi dar trigerina, kiek dar viduje iki galo netikit, vat visą šitą savo kelionę. Kiek dar jūs sutrigerina, kai kažkas bando pasirodyti tais išoriniais dalykais, tuo, ką turi. Kitą kartą žmogus nebūtinai jisai komunikuoja apie tai tiesiogiai, bet tiesiog yra tam tikros detalės jo kalboje arba jo elgesyje, kurios gali sutrigerinti ir per kurias jisai būtent tarsi nori savo savivertę pasikelti. Tai žinokit, kad didžioji dalis iš tikrųjų tų žmonių, kurie slepiasi už tų auksinių sienų, tai jie slepiasi dėl to, nes jie jaučiasi tokie sužeisti ir tokie pažeidžiami ir tiek daug skausmo ten yra. Ir kadangi žmogus nežino dar kito būdo, kaip susitvarkyti su tuo visu, kas yra viduje, tai tada žmogus pasidaro išoriškai sienas, apsistato kažkokiais tai dalykais.
Akvilė, kas keista, kad tas chaosas man patinka. Tai irgi gali būti niuansas, jeigu patinka chaosas, nes jeigu užaugai chaotiškoj aplinkoj, tai tiesiog nervų sistema yra prie to pripratusi. Ir tie, kurie užaugo chaotiškoj aplinkoj, atkreipkite dėmesį, kad kai tikrai yra kažkokios labai labai intensyvios aplinkybės, kur realiai kitas žmogus galbūt labai išsigastų ar pasimestų ar dar kažką, atkreipkite dėmesį, kad staiga pas jūs ten įsijungia visiška ramybė ir tarsi jūs galit funkcionuoti. O atkreipkite dėmesį, kai staiga aplinkoj pasidaro ramu ir nebe chaotiška, bet kas tada viduj pradeda darytis ir koks nerimas pradeda kilti ir kokia baimė pradeda kilti. Bet čia irgi yra esmė perprogramuoti savo nervų sistemą ir išmokti saugiai jaustis ramybėje. Nes labai labai didžioji dalis kolektyvo, kurie, sakau, užaugot chaotiškose šeimose, chaotiškose aplinkybėse, kur buvo labai nenuspėjama, kas kada įvyks, kas kada atsitiks, kur galbūt net jūsų gyvybei grėsia pavojus. Tai jūs išmokstat funkcionuoti tokiam režime, tokiam chaose, bet jisai nėra sveikas nervų sistemai. Nervų sistemai yra sveika ramybė ir lėtumas. Ir sakau, kitą kartą jums tose chaotiškose aplinkybėse gali būti lengviau priimti sprendimą, negu aplinkybėse, kai yra ramu. Bet tada pas jūs gali ten tiek nerimo, tiek baimės įsijungti ir ką čia daryti, visiškas chaosas galvoj, nežinot, kuria kryptimi judėti, nežinot, ką daryti. Ir dėl to kitą kartą ir būna, kad tarsi didžiąją gyvenimo dalį tokiam režime gyvenat, tam nerime ir toj baimiai. Nes tik aplinkoje ramybė, tik viskas gerai, tik nieko nevyksta, ypač jeigu save patraukėt iš chaotiškų aplinkybių, tik nieko nevyksta ir vidus pradeda panikuoti, kad kaip tik tada atseit kažkas negerai. Ir šaltas dušas padeda tą stresą nuimti. Taip, iš vienos pusės šaltis yra gydymo priemonė, iš kitos pusės irgi fiziologiškai šaltis, didelis šaltis ar toks lindimas į šaltą dušą, jis iš tikrųjų kūne kelia kortizolio kiekį, o tai yra streso hormono kiekį. Ir sakau, kitą kartą gali būti toks atvirkštinis dalykas, kad kai jūsų aplinkoj yra viskas ramu, tada jums kyla daug streso, nes nėra streso. Tai žodžiu, jūsų nervų sistema stresuoja, kai nėra dėl ko stresuoti. Nes tai yra nesaugu ir pavojinga, todėl kad jūsų nervų sistema buvo įpratusi gyventi chaotiškom aplinkybėm ir tai yra nuspėjama, kad ir tai yra nesveika, bet tai yra nuspėjama. Ir tik viskas nurimsta, vadinasi pasidaro nenuspėjama, jūs nebuvot šitoj teritorijoje, nežinot kaip čia elgtis. Tai visi šiti dalykai kitą kartą, ir ypač moterim, žinokit, jie kaip tik kelia kortizolį. Tai vadinasi, kad toks gali būti variantas, kad nueinat į dušą, gauti savo dozės, nes negaunat iš niekur kitur, nes nevyksta chaoso aplinkui. Dėl to sakau, visos tos praktikos, viskas yra nuostabu, viskas, kas jums veikia, viskas yra nuostabu, tuo pačiu, jeigu pasikliauti tik tai praktikom, tai čia tas pats, kaip gerti vaistus nuo skausmo. Tai mes vis tiek tos šakninės priežasties nepašalinam, mes tik laikinai gaunam kažkokią dozę. Ir pavyzdžiui, tik nutrauktume tos vaistus ar, sakykime, tą praktiką ir vėl staiga viskas grįžta. Todėl yra labai svarbu tą šakninę priežastį rasti ir išgydyti ir išbūti. O tai, sakau, dažniausiai vyksta per priėmimą, per pasidavimą ir per tiesiog išbuvimą su savo emocijom. Tiesiog sėdėjimą ir jautimą tų emocijų. Pavyzdžiui, jaučiam baimę, tiesiog atsisėdam, užsimerkiam ir jaučiam baimę. Leidžiam baimei mus skalauti, jaučiam pyktį, jaučiam nerimą. Ačiū labai. Tai vat čia tada mes iš šaknų gydom tą priežastį ir perprogramuojam nervų sistemą. Sakau, su praktikom yra viskas gerai ir tikrai, jeigu jums kažkas patinka, tikrai darykit, viskas tvarkoj. Tuo pačiu
irgi svarbu yra į tai neįsikabinti kaip į gelbėjimosi ratą. Nes nuo to irgi gali būti priklausomybė ir gali įsijungti toks automatinis režimas ir vis tiek gali būti, kad, sakau, gersit kaip nuskausminamuosius, bet tos šakninės priežasties nepašalinsit. Paulius rašo, man tai būna, nes pamenu vaikystėje nujausdavau taip, kad namie negerai per ramybę. Tai va, nes kai chaosas, kai kažkas vyksta, tai kad ir tai vyksta destruktyviai, bet tai yra nuspėjama. Mes daugmaž galim nuspėti, kas įvyks. O jeigu ramybė, tai sakau, čia tie, kas užaugo chaotiškose aplinkose, jeigu ramybė, tai vadinasi neaišku. Bet kurią akimirką tuoj gali įvykti. Kristal, kaip tą baimę sutramdyti, nuraminti viduj, kai atrodo viskas kaip ir gerai, bet viduj panika. Tai kaip ir minėjau, kad taip tiesiog reaguoja nervų sistema į ramybę, nes tai yra nesaugu ir nežinoma ir nenuspėjama. Tai geriausia padeda sąmoningas stebėjimas savęs. Vat pastebėti, kada tai vyksta ir kaip jau minėjau, laivo eigoje pastebėti savo kūną, nes net kūnas pajausit, kad įsitempia ir tada sąmoningai atpalaiduoti kūną, tiesiog treniruotis atsipalaidavimą. Vėl kitą kartą pagaunant save, kad kažkur įsitempia esat ar kažkoks nerimas ir vėl iškvėpėt, vėl atpalaiduojat kūną. Lygiai taip pat tiesiog atsisėsti ir pasėdėti su to nerimu. Tai yra duoti tam nerimui vietos. Tai jaučiam nerimą, dažniausiai norim nuo to pabėgti, dažniausiai norim kažkaip prasiblaškyti, tai filmą pažiūrėti, tai televizorių pažiūrėti, tai paklausyti kažko, tai čia gal eit pavalyti namus ir taip toliau, bet tiesiog atsisėsti ramybei ir pabandyti pasėdėti su to nerimu ir pajausti, kaip jisai tas nerimas vaikšto per kūną. Ir tiesiog duoti jam erdvės, pabūti su juo. Aurelija, o kaip perprogramuoti gausą? Tai pačios gausos nereikia perprogramuoti. Mes esam gausa. Mūsų energija yra gausos energija. Mes esam energija. Ir beje, man kilo toksai klausimas. Kaip jūs suprantat tą faktą, kai aš sakau, kad mes esam energija? Parašykit, kaip jūs suprantat šitą faktą, kad mes esam energija. Ir tai gausos nereikia perprogramuoti, tai vėlgi gali būti tiesiog ribojantis įsitikinimai arba apsauginiai mechanizmai, kurie yra viduje, kurie yra sukūrę tokią sistemą, kad tarkim gausą priimti yra nesaugu. Nes vėlgi, kokiom aplinkybėm užaugot, kokie įsitikinimai apie gausą, apie pinigus buvo jum įdėti vaikystėje, kokios situacijos įvyko susijusios su pinigais ir gausa, tai visa tai lemia, kaip susiformuoja paskui iš kur tie apsauginiai mechanizmai ir kaip susiformuoja tas požiūris į gausą. Tai mes realiai esam gausos energija, mūsų energija yra gausos energija ir mums reikia išmokti įsileisti ir atsipalaiduoti. Ryti, iš kur žinai teisingą atsakymą? Ryčio atsakymas, mūsų kūnas sudarytas iš labai daug atomų, o atomai yra energija. Tai ačiū Ryti, ačiū visiems už pasidalinimą. Bet būtent ką Rytis parašė, būtent aš tuo norėjau pasidalinti. Ir norėjau jūsų paklausti, kad kaip jūs suvokėt apskritai tą dalyką, kad mes esame energija, tai ar kažkaip abstrakčiai suvokėt, nes mes realiai esam energija. Realiai esam energija. Nes jeigu leistis, kad mes sudaryti iš ląstelių, ląstelė sudaryta iš atomų, aš tikrai ten labai į fiziką nesileisiu ir man dažniausiai netame būna esmė, bet žodžiu, kad tai realiai yra energija. Daug energijos dalelių, kurios susijungia, tada sudaro didesnę dalelę, tada to susijungia, tada sudaro ląstelę, tada ląstelė susijungia, tada sudaro audinį, tada audinys susijungia, tada sudaro organą ir taip toliau. Ta prasme, mes realiai esame energija. Čia nėra kažkoks abstraktus, išgalvotas dalykas, kad mes energija ir mes viską pritraukiam. Mes realiai esame energija. Va šitą aš labai norėjau su jumis pasidalinti ir pabrėžti. Tai ačiū Ryti.
Rytis, aš domiuosi ne tik dvasiniu keliu, nuostabu, viskas yra susiję, viskas yra svarbu. Tai tarkim, net žinoti žmogaus anatomiją, ar kaip mūsų kūnas veikia, ar žinoti, iš ko mes esam sudaryti, visa tai yra susiję, visa tai yra svarbu, visa tai gražiai apsijungia aplinkui. Ir aš pati lygiai taip pat, kadangi studijavau kineziterapiją, tai man teko labai stipriai pastudijuoti žmogaus anatomiją ir man ta paskaita, tiesą sakant, labai patiko. Tai tie dalykai, paskui netgi pradėjus eiti sąmoningumo keliu, jie gali atnešti daug naujos informacijos ir netgi padėti pažiūrėti į dalykus iš skirtingų kampų ir netgi gauti protui patvirtinimus, nes žinot, kad protas mūsų dažniausiai ieško patvirtinimų, apčiuopiamos informacijos. Tai čia reali apčiuopiama informacija, mes realiai esame energija, čia nėra išgalvotas dalykas, čia nėra kažkas kosminio, čia nėra kažkas abstraktaus, mes realiai sudaryti iš energijos dalelių. Gerai, mėlieji, tai kaip visada linkiu jums, ačiū Power, nuostabaus, gražaus, ramaus, gydančio vakaro ir poilsio. Ir žinokit, kad viskas dievišku laiku, viskas idealiai. Kas skaitėt mano vieną iš paskutinių pasidalinimų apie santykius, apie toksiškus santykius ar apie tai, kad kas jeigu iš tiesų absoliučiai viskas veikia jūsų naudai. Vat viskas, kur jūs dabar esat, kaip kas dabar vyksta, net jeigu esat kažkokiose aplinkybėse, kurios jums nelabai šią akimirką patinka. Bet jeigu viskas taip idealiai yra sudėliota, ačiū, jūsų naudai, vat būtent dėl to, kad jūs paprašėt visatos to savo svajonių gyvenimo, to savo svajonių realybės, tos milžiniškos gausos. Vat būtent dėl to viskas idealiai dėliojas, tos visos patirtis, tos visos aplinkybės, tie visi trigeriai, va būtent tam, kad jūs galėtumėt tapti. Nes čia yra ne, kad mes kažką nueinam ir pasiekėm, bet mes tampam tuo žmogumi, ačiū Roma, tampam tuo žmogumi, kuris gyvena tą gyvenimą. Mes turim tapti tuo žmogumi. Ne pasiekti kažką fiziškai, nenueiti kažkur, bet tapti. Tai įsivaizduokite, kiekviena aplinkybė, va dideliai perspektyvoje, ko mes dar negalim kol kas galbūt pamatyti šito taško, idealiai yra sudėliota. Ir atsisuksit po kažkiek laiko atgal ir pamatysit, kad vau, nieko nekeiščiau, nes viskas taip idealiai buvo sudėliota ir suplanuota ir būtent taip turėjo įvykti. Jūs pamatysit, taip tikrai ir bus, nes jum viskas dėliojasi pačiu geriausiu, gražiausiu, nuostabiausiu, šauniausiu, žvelniausiu, gausiausiu, maloniausiu keliu ir būdu. Tai siunčiu jum visiems apkabinimus, siunčiu meilės ir iki kitų kartų, mėlieji.